Rimantai, papasakokit, kelintus metus mes esam su Pinknige knygų mugėje. Ar prisimenat skaičių? Jau 8 metai. Rimantai, pasakykit, kas jūs labiausiai džiugina mugės metu? Iš tikrųjų, kad ateina daug lankytojų ir kurie padėkoja už tai, ką mes darom. Aš manau, kad padėka ir tas žodelis stebuklingas ačiū dėl to, kodėl mes darom šitą darbą. Kokios emocijos užplūsta, kai į mūsų stendą ateina žmonės, kuriem esam padėję, su kuriais esam ne kartą susitikę kitose fondo renginiuose ir iniciatyvose? Koks jums kaip steigėjui jausmas užplūsta? Nepaprastai malonu, todėl kad tai yra žmonės, kurie yra mūsų bendruomenės dalis. Tiem, kuriem padėjom ir tie žmonės, kurie labai tai vertina, yra, aš sakyčiau, patys nuoširdžiausi ir ypač tie, kurie praėjo tą sunkų gyvenimo etapą. Ir jie žino ir supranta, kad bet kada atėję pas mus sulauks 100 apkabinimų, bet kokiu momentu ir jie žino, kad mes juos mylim, mes juos palaikysim ir niekada jų neapleisim. Norėčiau Emilijos paklausti, kokie yra jos įspūdžiai, kaip jai patiko. Mano įspūdžiai labai rožiniai. Iš tiesų labai daug lankytojų nuo pat ketvirtadienio, nuo pat pirmos mugės dienos, nuo pat ryto, tai pradedant bičiulių diena, ketvirtadienis buvo. Tai vat ir mes bičiulių sulaukiam iš fondo šeimų, iš fondo herojų, tai labai smagu. Tai va, tai pačios geriausios emocijos ir smagu, kad sulaukiam tiek lankytojų. Teisingai. Tai dar prie to norėčiau pridurti ir padėkoti Herojaus mokyklai, kuri yra nepaprasta mokykla, kuri ugdo herojus, kad jie suprastų, kad tokiais savo darbeliais padeda tiems, kuriems labai reikia šios pagalbos. Tai dar kartą ačiū herojui už jūsų nepaprastai svarbę ir nepaprastai prasmingą iniciatyvą. Pinknige. Taip kad kitiems metams kviečiam visus, kurie šiais metais buvo ar dėl tam tikrų priežasčių nebuvo, užsukti į mūsų rožinį stendą. Labai jūsų lauksim. Labai. Ir dar norim padėkoti fondo bičiuliam, kurie pasirūpino mūsų nuostabiu, gražiu rožiniu fondu, Party Inbox, kurie kiekvieną dieną mums pripūsdavo 100 rožinių balionų, kuriuos paskui Rimantas visiems dalino. Lengva ranka. Lengva ranka. Dėkojam gyviem žaislam, mūsų bičiuliam, kurie atsiuntė fėjas, kurios išblizgino, darė vaikučiam tatuiruotės. Rimantai, pasidarė tatuiruotę, ar ne? Žinoma. Kiek? 3. 3, gerai. Vėliau parodysim ir įrodysim, kad tikrai pasidarė. Tai va, dėkoja mūsų fondo ilgamečiam draugam Akvilės Vandeniui, kurie pasirūpino, kad mes šitoj žmonių gausoj turėtume kaip atsigaivinti. Ir dar labai didžiulis ačiū yra Saubester Advantage studentams, kurie padėjo visiems mugės lankytojams perteikti Pinknigės idėją, papasakoti apie mūsų gražią jungtinę iniciatyvą ir paskatino žmonės įsigyti knygelę už auką. Taip, tai dar kartą ačiū jums visiems, kad padedat, prisidedat, aukojat. Be jūsų neįmanoma būtų daryti gerų darbų ir tikimės sulaukti dar didesnio būrio jūsų prie mūsų stendo. Siunčiam daug širdelių. Širdelės.